Tavo šonkaulį nusilaužiau, o dabar negalėsim žaisti. Negalim tylėti. Nėra kitos išeities, viskas baigta. Ne, nemanyk. Galim ką nors sugalvoti. Dar galim. Mūsų taip lengvai nepašalins. Teisingai, Pablas teisus, turim vėl žaisti. Taip, bet ką darysim? Klausykit, ateikit. Gerai, dabar reikia viską pasakyti Donavui, viską. Gerai, bet leisk man kalbėti. Aš mokinių tarybos pirmininkas, manęs taip lengvai neišvarys. Tave bet kas išvarytų. Nutil. Nereikia manęs. Gana. Taip, nieko nelaimėsim ir nieko nenuvažiuosim. Man svarbiausia, kad su mumis skaitytųsi vaikai. Ko laukiam? Einam. Da, palauk, Manuelį, tu neik. Turėt. Priklausau mokinių tarybai. Nesvarbu, tegul kiti eina. Mes turim aptarti svarbius reikalus. Einam. Ne, jūs eikit, aš tuoj ateisiu. Kokie tyrimų rezultatai? Negativo. Neigiami. Aš tave myliu. Dabar nieko nebijom, visos bėdos baigėsi. Pagaliau tu būsi mano, Mia Colucci. Por fin vas a ser mía. Mia Colucci. Man jos šiek tiek pagailo, bet buvo labai smagu, visi susivienijo. O aš viską pražiopsojau tavo tėvo kabinete. Apie varžybas kalbėjot? Ne, apie kitus reikalus. Apie ką? Na ir kas, kad be pomidorų? Čia skriebuti su kumpiu ir pomidorais, bet be pomidorų. Nori ar nenori? Vargšė Glorija, man jos gaila. Taip, apie tai ir norėjau pakalbėti. Apie ką, apie Gloriją? Ne, apie tavo tėvą. Kas atsitiko? Jis išrinko 2 mokinius barą aptarnaut. 2 mokinius? Taip. Spėk ką? Ne, nenumanau, ką? Tave ir mane. Mudu? Kaip keista. Kada pradedam darbą? Šiandien pat. Sveikas. O, ieškojau tavęs. Mūsų pašalino iš varžybų. Turėsiu daug reikalų su kitais vaikinais. Sustiksim popiet. Paskui vakare, taigi... Vakare? Taip, niekur negalėsime eiti. Teks atidėti planus. Gaila, gavau bilietus į VIP salę. Nuo naktinio klubo? Tai, bet nieko tokio. Kitą dieną nueisim. Koks tavo dydis? Dydis? L arba XL, nežinau ką. Nieko. Ar tau patinka oda? Labai patinka. Odiniai drabužiai, motociklai. Gaila. Vakare norėjau tau dovaną įteikti, bet... Palauk. Tas vakarinis susitikimas labai nuobodus. Geriau neisiu. Galim susitikti. Kas atsitiko? Noriu, kad atsakytų man į vieną klausimą. Tiesiai šviesiai. Gerai. Kokį? Ar tiesa, kad Pablas nenori apie mane nieko girdėti? Panašiai taip. Nekalbėk taip. Ką čia kalbėjau, jūsų gidu puikiai sutarėt, bučiuojatės? Visada svajojau, kad abi poros gyvens ilgai ir laimingai. Bet to viskas prasidėjo keturiese. Jeigu jūsų Pablu išsiskirsit, ką mums daryti? Ne, mes nesiskirsim. Kam? Išsiskirsim, tavo draugužis Pablas visur tave kviesis. Nieko gero nebus. Ne, taip tikrai nebus. Būk geras. Pasistenk, kad Pablita su Lola susitaikytų. Nereikia, jei nenori, nereikia. Vyrai gali net į depresiją pult. Į depresiją? Kodėl? Ką čia kalbė? Bėda ta, kad... Nemanyk, kad Pablas nenori. Tikrai? Nori. Klausyk, jis labai išdidus, jam nepatinka visada žengti pirmą žingsnį. Nežinau, ar supranta. Palauk, įkalbėk šiandien vakarė eit su mumis. O mes pasistengsim, kad Lola atsitiktinai ten atsirastų. Tikrai? Puiku, jam nereiks žengti pirmą žingsnį ir panašiai. Puiku. Jūs niekada nemokat suprast, kas svarbiausia. Užuot rūpinęsi dėl nereikšmingų varžybų, geriau pasveikinkit savo draugę Luhaną Linares. Mane? Taip. Kodėl? Ką dabar padariau? Laimėtų aukščiausią literatūrinio konkurso premiją. Šaunuolė! Nieko nesakei? Labai seniai laimėjau. Nepasakai! Labai seniai laimėjau, net pamiršau. Gerai. Prašau tvarkots. Kągi, gavau visą informaciją. Tikiuosi, kad tai bus geras pavyzdys jūsų klasės draugams. Sveikinu. Ačiū, ponia, ačiū. Kol kas gavau tik pranešimą. Premiją atsiųs vėliau.
Tai bent. Gerai, ponai, viskas, būkit geri. Jau sakiau, kad elito gimnazija varžybose nedalyvaus. Sprendimas jau priimtas. Kodėl? Taip neteisinga. Nepradėkit manęs spausti. Be to, mokyklos muziejui jau netelpa prizai. O kaip kelionė į Bariločią? Jūs galite vykti daug įspūdingesnės kelionės. Daugumą jūsų esate atkeliavę pusę pasaulio. Bet visi kartu niekur nevažiavom. Taip, tai būtų smagiausia. Tai būtų smagiausia. Gerai, tada surenkim mokomąją kelionę. Gerai, ne, mokomosios nenorim. Ne tik dėl kelionės, labai neteisinga. Gyvenime daug neteisybės krito. Laikas išmokti, susitaikyti ir priimti tikrovę tokią, kokia ji yra. Ne, nesiruošiu daikstytis. Na gerai, jei nenorit mūsų klausyti, išklausyti tėvų. Parašai jau surinkti. Taip. Tikra tiesa. Tėvai čia visiškai nieko dėti. Panelės ir ponaičiai, būkit geri, išeikite ir padėkit visus daiktus į vietas. Mokinių taryba irgi turi tarti žodį. Labai gerai, labai gerai. Tegul taria žodį už durų. Dar kartą sveikinu, panelė Linares. Ačiū. Ką dabar darysim? Neatsisakysiu kelionės. Aš irgi. Sugalvojau, galim padėti mokyklą, užrakim Dunofą ar vakar. Ne, pagalvokim. Suburkim komisiją, kuris spręs. Iš komisijos jokios naudos. Negalim sėdėti ranką sudėję, reikia ko nors imtis. Atsiprašau, kas atsitiko? Mus pašalino iš varžybų. Negalim pretenduoti kelionę. Mums koja pakiš. Palaukit, Mijos tėvelis renka parašus, gal ko nors pasieksim? Nestovėkit ir nelaukit, kad kiti viskas tvarkytų. O ką mums daryti, jei nieks neklauso? Jeigu jūs išgirsta? Yra daug būdų protestuoti. Stebiuosi jumis. Nagi, pasakykit bent vieną. Ką nors sugalvosiu? Tuo ką nors sugalvosiu. Matot, jie visi vienodi. Jiems nerūpi, kas mums daros. Ne. Juk žadėt pagalvot, vaikai. Nepagalvos, Laura. Piršto nepajudins. Pablas pirmą kartą teisus. Jis pasirūpino. Jis mums nepadės, vaikai. Tai bent galės į pamokas nyt. Man teks dirbti. Bet tai neblogiausia naujiena. Na ir kas? Na ir kas? Padavėjau. Pilara. Jei Solė sakė tiesą, gali būti pavojinga su ją bendrauti. Palauk, nieko baisaus, jei dirbsit kartu. Kaip sakės pas Dunofą? Blogai. Senis neperkalbamas pastrauk. Gerai. Bijau, kad premija teks urugvajiečiams. Jei apie juos prakalbam, kaip dėl to pasimatymo su urugvajietim? Pamiršk, jei jos taip elgias, mes su juom nesusidėsim. Gerai, nesikrims. Aš tave nuvesiu į šaunę vietelę. Kur? Staigmena? Staigmena? Nesiskiričiok. Kas ten? Kas? Labas. Ko nori? Tavo tėvas mane atsiuntė, kad kartu praleistume dieną. Gerai, kad loterijos bilietus pardavėm. Taip. Kas tau? Nieko, telefonas neskamba. Leo neskambino. Žinau, būk antresnė, paskambins. Pagalvojau, kad gal jis Soliai nieko nepasako apie bučinį, gal Leo nieko nesakė. Felė, ką čia kalbi? Jie davęs vos į skutelius nesudrastė. Klausyk, paskambink ir atsikratyk abejonių. Nagi, paskambink. Ne, dar neįkrėsim jie. Felė, paskambins. Ne, neskambinsiu. Gerai, aš paskambinsiu. Ne, neskambink, nežais. Gerai, aš paskambinsiu. Nenusišnekėk, Mija, kodėl tu? Paskambinsiu ir viskas, duok telefoną, neduosiu, duok. Gerai, gerai, duosiu, jei paskambinsi. Paskambinsi? Alio? Čia tu? Gavai žinutę? Gavau? Norėjau paklausti, kaip laikais, kaip tau sekas ir tiek. Klausyk, šaipais iš manęs. Žinau, kad manim pasinaudojai. Nenorėjai, kad kiti apie tave sužinotų. Ką sužinotų? Neversk manęs tiesą pasakyti. Sakyk, nes nieko nesuprantu. Felė, gerbiu visas lytinės orientacijas, bet nepakęsiu, jei iš mane šaipysis. Supratai? Leo, nieko nesuprantu. Žinoma, tu ne iš tų, kurio supranta vyrus.